dažnai, kai pradirbi žmogų, sugrąžini tą jo šviesulį į vietą. Tai žmogus seansų metu jisai mato kaip ekstra dalį, kuri prisistato už patį žmogų. Ir ją, kada išimi, lieka va ta siela arba ta šviesulys, kuris retkarčiais prasimuša. Po to žmogus pradeda netgi keisti savo drabužių garderobą, gali pradėti vaikščioti kitaip, atrodyti, kad per naują. Gali važiuoti kitaip pradėti. Už tai, kad visą gyvenimą už jį kažkas, tai jisai galvojo, kad jisai priima pats sprendimus, o iš tiesų ta dalis, kuri nebuvo pats žmogus. Ir tai reikia pajausti, o ne paaiškinti. Kadangi aš pats tą praėjęs, aš žinau, ką žmogus jaučia, kai jam padarai šitą visą manevrą, kai jį sudedi į vieną, sulipdai, išimi tas ekstra dalis, ekstra tas asmenybės vadinamas. Ir lieka tik tai jo pačio esatis, va, tas, kas yra iš tiesų, kas turi gyventi žmogaus kūne. O tas, sakau, kuris retkarčiai šviesa ateina, ką jūs jaučiat kaip intuicija, ką jūs jaučiat kaip kažkas tai tokio, kas atrodytų žino iš giliai, iš vidaus. Kol šitas ne vietoje, jūs tada gyvenat va tam tokiam chaose, panikoje, nežinioje, atrodo pastovi būsena, kad kažkas blogo turi nutikti. Tai va. Nori išeiti iš to, registruokis nemokamai konsultacijai, bet tik tai, jeigu tu jau ne tik pakalbėti, pasiskūsti, išsiinkšti, kaip tau blogai, bet jau jeigu tu nori keistis. Nes jeigu tu nenori keistis, tai už tave niekas nepasikeis. Tai va, iki.